Šiaulių herbas. Jo autorius dailininkas Vilius Puronas. Herbas išpieštas 1975 metais. Turinės reklamos akcentas vėžys. Šį akcentą galėtume priskirti ne reklamos, o antireklamos sričiai. O šiuo metu tai buvo suvokiama kaip socialinė reklama, įspėjimas, kad rūkyti pavojinga, nes sukelia vėžį. Šiaulių bulvaras, pėsčiųjų takas Šiaulių centrinėje dalyje, dalis Vilniaus gatvės. 1975 metais Šiauliai pirmieji Sovietų sąjungoje važiuojamąją gatvės dalį pavertė pėsčiųjų taku. 1977 metais sekė Laisvės alėja Kaune, 1978–1979 metais Arbato pėsčiųjų takas Maskvoje. Minint reikšmingą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metį buvo sukurta šviesos ir garso instaliacija Kaita. Šis meninis projektas simbolizuoja transformaciją, kurią Lietuva patyrė nuo 2004 metų, kai į šalies ekonomiką, mokslą ir žmonių gerovę buvo investuota daugiau nei 16 milijardų eurų. Pačiame miesto centre Tilžės ir Vilniaus gatvių sankryžoje garsi Gaidžio laikrodžio aikštė. Ilgainiui Gaidys tapo vienu iš Šiaulių simbolių. Pradėjus rengti pėsčiųjų bulvarą 1974 metais šį originalų laikrodį suprojektavo Puronas. Pirmą kartą Gaidys užgiedojo 1925 metais, gegužės mėnesį. Judriausioje Vilniaus gatvės bulvaro dalyje yra fontanas, skulptūra Pelikanai. Jie čia buvo pastatyti 1978 metais. Šiaulių bulvaro idėjos autorius tuometinis miesto vadovas Vilius Kazanavičius. Mintis gimė rašant disertaciją urbanistikos klausimais išvydus poilsio zonas Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje. Vėliau su šiauliečių specialistais konsultavosi Kauno Laisvės alėjos ir Maskvos Arbato kūrėjai. Bulvaro ilgis 1280 metrų. Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvare pastatytas meninis akcentas, iš kur varpų balsai pareina. Tai 4 metrų aukščio tautiniais motyvais dekoruota kolona su varpu širdies formos viršūnėje. Skulptoriaus autorius Darius Augulis jį vadina meilės varpu. Interaktyvus kūrinys Saulės veidrodis. Liečiamas meno objektas nušvinta ir suskamba kosminiais garsais, tad kiekvienas gali kurti savo muziką. Kultūra, knygos, žinių šaltinis. Šis akcentas buvo numatytas pastatyti priešais centrinį knygyną Vilniaus gatvėje. Gamintojas Šiaulių namų statybos kombinatas. Kultūra gyvatė. Oficialiai jis vadinasi vaizdinės agitacijos akcentas darbo saugos tematika. Klastinga metalo gyvatė apsivyniojusi skardinę taurę, tad koks be gali būti išraiškingesnis poveikis pijokui darbininkui. Taip pat akį patraukia draugiškos beždžionėlės chimeros. Dar neseniai jos saugojo Swedbanko lobius, dabar laukia naujų šeimininkų. Šalia Didždvario gimnazijos skleidžianti jaunystės žavesį stovi Toleikio skulptūra Mergaitė su dūdele – muzika. Savo prasme mergaitė su dūdele simboliškai siejasi su gimnazijos istorija. Prieškario laikotarpyje čia buvo mergaičių gimnazija. 1977 metais sukurta balto marmuro 3 figūrų skulptūra 3 nykštukai. Jie yra dalis mažosios architektūros kūrinių, puošiančių bulvarą ir šiandien. Miesto centre prie Kaštono alėjos galima pamatyti išdygusius mažus grybukus. Šie maži grybukai – dar vienas Šiaulių miesto fontanas, pro kurį praeiti bent jau nesusišlapinus rankų sunku. Šalia dailės galerijos palikti batai. Skulptorius Martynas Gaubas. Verta atidžiau patyrinėti batus. Ant vieno bato Šiaulių herbo detalės – jautis, meška, dievo akis, ant kito užrašas Šiauliai. Bronziniai batai išdekoruoti lauro lapais. Jei nori, visada gali pasimatuoti batus ir nusipaveiksluoti smagiai nuotraukai.
Kultūrinės reklamos akcentas batas. Jį pagaminti privalėjo Elnio kombinatas, stambi odos apdirbimo įmonė siuvusi batus. Parodykime šalelės. Kur čia dar yra? Aušinų. O kokie gražus. Matosi prieš maždaug 400 metų pastatyta Šiaulių šventų apaštalų Petro ir Pauliaus katedra. Saulės laikrodžio aikštė. Dekoratyvinė skulptūra Šaulys. Pagrindinė aikštės idėja – įprasminti 3 svarbiausius Šiaulių miesto simbolius. Saulė, prisimenant 1236 metų Šiaulių žemėje įvykusį saulės mūšį, Šaulį siejama su miesto pavadinimo kilme ir nenuilstamai bėgantį laiką. Saulės šešėlis linkdamas ciferblatu su aikštėje įlietais metalų skaitmenimis 12, 3 ir 6 rodo geografinės platumos vietinį laiką. Skaitmenys žymi Šiaulių miesto įkūrimo metus – 1236 metai. Iškėlęs aukštyn lanką ir strėlę jau iššovęs Šaulys spindi sugavęs net mažiausią saulės spindulį. Saulės laikrodžio aikštė rekonstruota 2018 metais. Restauruojant Šaulį prireikė 1900 aukso folijos lapelių, kurių storis vos keli mikronai. Geležinė lapė – tai lapės skulptūra stovinti Šiauliuose prie Talšos ežero pietvakarinėje kranto dalyje. Ją 2009 metais iš skardos sukūrė Vilius Puronas. Skulptūros ilgis 25 metrai, aukštis 6,6 metro, masė apie 7 tonas. Lapėje įmontuota plieninė širdis. Aukštis 1,20 m, plotis 90 cm. Joje įdėta kapsulė, kurioje vario plokštė su iškaltais palinkėjimais ateities kartoms ir keliais faktais iš dabarties epochos. Ant valstybinio Šiaulių dramos teatro sienos jau porą metų puikuojasi nespalvoti drugeliai. Vieną jų dailininkai sugalvojo nudažyti Ukrainos vėliavos spalvomis ir taip prisidėti prie palaikymo. Drugelių kompozicija tai 80 metų teatrui ir po vieną drugelį už metus prismeigta ant sienos. Kaip aktorius, kuris jau nebegali išeiti, taip ir drugelis kaip suvaidintas spektaklis.
čia yra fontanas 3 paukščiai.